todėl ir nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą, visą pranokstančią amžinąją garbę. Mesgi nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima. Nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad būtent tiek jaunų žmonių atranda prieglobstį čia ir atranda prasmę būti bažnyčioje, giedoti, kartu melstis, tiesiog būti čia. Labai smagu turėti draugų, kurie yra tikintis, kartu su jais augti tikėjime, atrasti Dievą. Manau, kad šitas jaunimas labiausiai išsiskiria savo sąmoningumu ir apsisprendimu. Ko gero, tai yra svarbiausia. Motyvacija, kad tai nėra tikrai tokia vėja linguojamos nendrės, kur kokias papučia, bet tikrai turinti savo nuomonę ir savo norus ir troškimus ir savo Dievo supratimą, pagaliau sąmoningą Dievo supratimą. Bažnyčiai pabūti yra gera ir kai trūksta ramybės, čia ateiti yra gera. Tikrai aš visą laiką žavėjausi ir džiaugiausi jumis visais, kurie čia būdavot visus tuos 7 metus, kiek čia tarnauju pasvaly. Ir vis tiek per tai daugybę tokių gražių įvykių ir darbų padaryta čia. Paduose sūnė, Vienas iš geriausių dalykų, ką gavau
būdamas chorely, susipažinęs su chorelio nariais, tai kad susipažinau su daug tokių protingų ir mąstančių žmonių. Ir kas smagiausia, tai kad merginų yra tokių mąstančių, nes iki tol maniau, kad merginos tai yra visiškos kvėšos ir nelabai kažką galim su jom pašnekėti. Nu, atleiskit merginos, bet chorelio merginos tai kardinaliai pakeitė mano nuomonę, nes iš tikrųjų su kai kuriuom merginom galim pašnekėti net beveik kaip su vaikinais. Patinka gražios giesmės, patinka, kartais būna toks labai geras jausmas, kai mums gerai skamba giesmės, taip tiesiog apima toks jausmas, toks pakylėtas jautiesi, kai giedi. Yra tikėti, šlovinti Viešpatį kartu ir melstis ir kartu leisti laiką. Tiesiog. Mūsų vietose šlovinkim jį. Jis atleidžia mūsų nuodėmes, tardamas, kelkis ir eik, kelkis ir eik, kelkis ir eik. Kad tenai renka žmonės daug tvirtesnį būdą, daug tvirtesnis pasaulėžiūros negu visi aplinkiniai, nors prieš tai mąstydavo visiškai. Gyvena tikrai labai nuostabūs žmonės, kurie labai vertina draugus ir manau, kurie gyvena ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Tai labai aiškiai matosi. Ir jiems tai padeda tik tai tikėjimas ir Dievas. Jis jau įrodė, Dievas mus myli. Kartu brolybei savo tarnystę atnaujinkim bažnyčią. Labai norėčiau prie to prisijungti, prie tokio kvietimo, kad kuo daugiau jaunų žmonių čia prisijungtų prie šio choro, prie maldos grupės. Nes nelabai matau tokios gražesnės ir tokios prasmingesnės vietos būti kartu, džiaugtis. Aš kviečiu tave į jaunimo chorą dėl to, kad tu esi mums reikalingas.